kol įsipilsit, aš jau pradėsiu. Labas vakaras. Aš esu Domas Raibys. Šalia manęs yra Patricija Gudeikaitė ir Aistis Žekevičius. Ir bus neeilinis dalykas, nes bus 2 knygų pristatymas vienu metu. Aš tai šiek tiek nerimauju prieš šitą knygos pristatymą, nes man tai yra pirmas knygos pristatymas, kur aš kalbu apie nedraugų knygas su žmonėms, su abiem rašytojais ir ką tik susipažinau. Tai Patricijai pirmoji knyga, man pirmasis renginys. Ir kaip jaučiatės? Jaučiuosi keistai, nes... Ar girdisi? Ne. Jaučiuosi keistokai, nes nematau publikos veidų, bet čia matyt toks formatas to reikalauja. O šiaip iš tikrųjų, nežinau, smagu. Aš irgi niekada neturėjau pristatymo kartu su kitu rašytoju, tai manau, kad idėja yra labai smagi ir įdomi. Sveiki. Taip. Sveiki. Aš irgi jaučiuosi visai gerai. Manau, kad čia bus ganėtinai įdomus toks formatas, kad pristatome kartu su kitu poetu. Man irgi taip pirmą kartą. Tai pirmiausia apie knygas. Jeigu kas planuojate įsigyti, labai rekomenduoju ir manau, kad šiaip yra labai fainas dalykas pristatyti 2 knygas arba daugiau vienu metu, nes aš abi knygas perskaičiau 2 kartus. Pirmą kartą, kai skaičiau, pirmiausia perskaičiau Patricijos knygą, antrą kartą, kai skaičiau, pirmiausia perskaičiau Aisčio knygą. Tai jeigu planuojate įsigyti, pradžiai skaitimo tvarka tokiai rekomenduočiau, nes jeigu reikėtų kažkaip apibūdinti šį tandemą, tai iš mano požiūrį yra taip, kad Aisčio knyga yra ta tokia, kai sėdi kambarį ir taip matai už lango niaukiasi debesis ir jau ten tuoj pradės suktis viesulas koksai kieme, bet tau kažkaip taip ramu dar, taip yra melancholijos. O jau Patricijos knyga yra kaip tam realybės šou Uraganų medžiotojai, jau ten tada įsuka, tai toks, man atrodo, labai fainiai susižaidžia. Bet gerai, turi būti knygos pristatyme labai rimtų klausimų, bet pradžiai aš norėčiau pradėti ne nuo klausimų, o vis tiek tikslas kiekvieno rašytojo yra, kad būtų turtai ir šlovė, o turtai ir šlovė prasideda tada, kai jie yra įtraukiami į mokyklos programą. Ir dėl to pradžiai pradėkim nuo to, kad įsivaizduokit, kad jūs esat komisijoje ir Aisčiui reikia pasakyti lemiamą žodį, kad Patricijos knygą įtraukti į mokyklos skaitymo programą, o Patricija atvirkščiai Aisčiui. Tai kokia būtų jūsų prakalba? Aš manau, kad Patricijos knygą labai būtų lengva ir nesudėtinga įtraukti mokyklinę programą, nes Patricijos poezija yra tokia gaivališka, tokia pikta ir ganėtinai maištinga. Ir, nežinau, jeigu taip reikėtų apibūdinti, sakyčiau, kad Patricija yra truputį kaip literatūrinė Kurto Cobaino versija ir manau, kad daugeliui paauglių galėtų puikiai imponuoti. Komisijos narys Aistis, o dabar Patricija. Tai aš manau, kad aš kaip tik galvodama apie šitą klausimą, svarsčiau, kad Aisčio tekstus, turint omeny antrąją knygą, labai reikėtų įtraukti į mokyklos programą, nes aš skaitydama šią knygą atradau tai, kad joje perteikiama tokia jau kaip tik išėjus iš to Kurto Cobaino fazės, ta tokia monotoniška, nyki, užknisanti suaugusio žmogaus būtis. Tai man atrodo, kad kaip tik Aisčio knygą reikėtų įtraukti, kaip paruošiant tuos paauglius, kuriems yra toks kaip ir škėmos ir Kurto Cobaino bumas, bet supažindinti, kas jų laukia ateityje, kad tai bus nuobodu ganėtinai.
Tai jau labai greitai galime tikėtis, kad kažkur, ten nežinau, Švėkšnoj, aktų salėje, mokinys atsistos ir turės ten skaityti. Jie apimti azarto, ten užmiršau toliau. Tai gerai, pradžiai, kadangi mokykla, ir man įdomu yra šiaip apie poeziją visuomet pirmosios inspiracijos. Nuo ko jums prasidėjo poezija? Ar tai buvo jūsų pačių parašytas, iš kažkur neaišku atėjęs eilėraštis ir po to vėliau atradot kitus rašytojus ir rašytojas, su kuriais pradėjot lygintis ir pažiūrėti, kaip norėtumėt, ar visgi buvo atvirkščiai, kad pirmą pradėjot skaityti poeziją ir tada pagalvojot, blemba, galiu geriau. Aš iš tikrųjų mokykloje labai nemėgau poezijos ir man labai kažkaip būdavo ilgą laiką nuobodu tose literatūros pamokose. Aš ten paišydavau visokius paveikslėlius paraštėse ir iš tikrųjų, kai išleidau pirmą knygą Maratonas ir taip gavosi, kad atsidūriau savo gimnazijoje, kur pristačiau ją, tai mano literatūros mokytoja neatsiminė manęs. Ir, na, to ir galėjau tikėtis iš tikrųjų, bet tai ir atspindi iš tikrųjų, kad man literatūra pradėjo rūpėti tikrai vėlai, aš jau buvau bebaigiantis bakalauro studijas. Ir tau dabar kem 5, taip? Plius minus. Ne, man 33 jau nėra dar. Ir taip, iš tikrųjų, aš ją atradau pakankamai atsitiktinai, tiesiog, galima sakyti, pradėjau pirmą pats rašyti, eksperimentuoti, o paskui jau pradėjau domėtis, ką aš čia po galais veikiu. O Patricijai, tau? Aš poeziją atradau ganėtinai anksti ir ganėtinai anksti susidomėjau. Mano pirmi poetiniai vaikystės bandymai buvo gal, nežinau, nuo 10 metų. Po to ten aišku kito, bet jo, aš turėjau labai daugybę įtakų ir ganėtinai skirtingų ir prieštaringų įtakų. Ir man atrodo, kad rašant poeziją labai būtina daug ir skaityti, nes taip formuojasi ta tavo visa poetinė pasaulėžiūra ir labai retas atvejis tikriausiai yra unikalus, kai žmogus tiesiog rašo be jokių įtakų, bet tai nebuvo mano atvejis, aš labai daug skaičiau. Ir man tai buvo toks tam tikrais momentais toks kaip ir vienintelis kontaktas. O tai tavo buvo ir tas turbūt etapas, jeigu pradėjai rašyti 10 metų, o buvo, kaip po to žiūrėdavai į savo tuos senesnius tekstus, ar yra daug sudegintų tekstų? Aš jau tai nedegindavau, aš jas ištrindavau tiesiog, bet jo, čia toks old schoolas, bet jo, aš daugybę tekstų trindavau, labai daug trindavau, rašydavau ir trindavau, tai toks biški atrodo kartais absurdiškas visas tas procesas. Bet jo, aš prisimenu, kad mano sesė dar yra išsaugojus kelis ten eilėraščius mano, ten 12 parašyti, jie ten prasidėjo maždaug būtistai savęs pražūtis, tai jau, man atrodo, nereikia komentarų papildomų. Aš labai įsivaizduoju, kaip 10-metė grįžta namo, 10 klasėje, tai kas yra algoritmus, net nėra algoritmų. Ir negali išspręsti matematikos tą su vienu nežinomuoju užduoties ir būtis ar pražūtis. Taip, čia live or die. O tai dabar man dar įdomus dalykas, kadangi tu paminėjai, kad būtina ir skaityti labai daug. Ir aš norėčiau ir to paties paklausti apie Aistį, kaip tavo buvo santykis irgi su skaitimu, nes svarbu, manau, paminėti, jeigu kas nežino, kad jūsų abiejų specialybės arba išsilavinimai arba tai, kam didžiąją laiko dalį atiduodate, yra nesusiję, tavo iš dalies yra nesusijęs su poezija. Tai koks tavo santykis yra su skaitimu? Aš gal tokį ne visai
tiesų atsakymą pateiksiu. Aš visai neseniai sužinojau, kad iš mamos, kad aš pradėjau skaityti būdamas 2,5 metų. Tai pakankamai anksti ir tikrai labai visada mėgau skaityti. Ir tas santykis, aš visiškai pritariu tam, ką sakė Patricija, kad tu negali tikriausiai pradėti gerai rašyti, jeigu neskaitai daug ir jeigu nesidomi pats, tiesiog kaip kiti rašo. Tai, aišku, jau pradėti rašyti kažkaip savaip, o ne taip, kaip kiti rašo, čia jau yra kitas žingsnis, bet taip, tas santykis toks yra visą laiką buvo svarbus skaitymas. Tai gal tada, kad apie skaitimą ir po vieną savo tekstą. Galim padaryti teksto skaitimo pertraukėlę. Čia pirma dalis užsidaro, pirmos dalies dalykai, ką reikėtų atsiminti. Pirmas, turit skaityti, jeigu norit išleisti knygą. Antras, turit rašyti ir nedeginti savo net ir 10-mečių parašytų tekstų. Pirmą dalį uždarys, kas pradės skaityti. Tai aš paskaitysiu eilėraštį iš skyriaus Mažas psichozas. Ana O užverčia galvą po dvigubos morfijaus dozės, kūnas pradeda stingti. Ana O jausdama broilio alsavimo lėtai gulasi ant grindų. Ji norėtų jam pasakyti, kad būdama viena mato gyvatės. Ji norėtų parodyti totemus išraižytus ant kūno. Ji norėtų jam pasakyti, jog yra medūza gorgonė. Ana O parodo puolimo ženklus, burnoje geležies skonis. Ana O gali matyti save, jos levituojantis kūnas lyg vabzdžio geluonis. Broileris kosti. Ana O atgniaužia suprakaitavusius delnus, ji gerai žino, į ją seka 7 demonai. Aš su pirma eilėraščiu nebūsiu labai originalus, jis vadinasi Gruodis. Tai ką, vėl sėdim. Leidžiam laiką ant sofų, kėdžių, unitazų. O gal tai laikas palengva mus leidžia. Retsykiais prasivaikšto. Nuo lovos iki šaldytuvo ir atgal. Tačiau prastai spoksom į ekranus. Lubas ar pro langą. Pusiau abejingai. Be ypatingo smalsumo. Kartais palyja, tarpais pasninga. Būna šypteli saulė. Bet dažniausiai tūnom tamsoje ir bandome nepalūžti. Nelygioj kovoje su šlapiu rūko skuduru. Dekoracijos keičiasi, o mes sėdim toliau, apsikarstę šviesos šaltiniais, skaičiuojame nuveiktus darbus ir kantriai laukiam pavasario. Pirmos dalies pabaiga. Jeigu yra salėj verslininkų ir šiaip žmonių mėgstančių poeziją, noriu pabrėžti, kad poezijos knygose šiaip jau yra labai daug laisvos vietos. Tai ten galėtų būti jūsų reklama. Apie tai susimastykit ir jeigu ką, pateikit gerus pasiūlymus rašytojams. Čia tokia buvo intarpas. Tai kadangi šito viso tikslas vis tiek yra, kad žmonės įsigytų jūsų knygas, ir aš ruošdamas šitam renginiui pažiūrėjau keletą poezijos pristatymų ir pažiūrėjau, kad tuose poezijos pristatymuose pasigedau atvirkštinės psichologijos. Nes dažniausiai nebūna taip, kad sako, nepirkit šitos knygos. Tai aš dabar norėčiau šitą antrą dalį panaudoti atvirkštinę psichologiją. Tai žinokit, nepirkit šitos knygos.
nei Patricijos, nei Aisčio. Ir tada jums užduosiu dar po 3 klausimus, tai nes visuomet, kadangi kaip ir nebūna tos atvirkštinės psichologijos, visuomet yra klausima, ką gali poezija, ką poezija daro, kaip poezija daro. Tai aš norėčiau jūsų paklausti 3 esminių klausimų. Ko negali poezija, kokius reikalus gali sugadinti poezija ir kokia poezija yra žalinga. Ko poezija negali? Manau, kad nelabai gali įsukti lemputę arba pakeisti prakiurusią padangą. Manau, kad tokiose situacijose poezija yra absoliučiai bejėgė ir tikrai daug pagalbos iš jos nebūtų. Aš gal pritarčiau, kad poezija negali kažkaip labai pasitarnauti pragmatinėse ir buitinėse gyvenimo srityse. Ir rašydamas poeziją nėra taip, kad jaustumeisi dažnai labai patenkintas ar ten išpildė save, tai poezija negali turbūt labai ten suteikti kažkokio didžiulio pilnatvės jausmo. O tada kur nereikėtų vartoti poezijos? Poezija, man atrodo, kaip ir bet ką kitą reikėtų saikingai vartoti ganėtinai ir nežinau, poezijos vartots. Poezija šiaip gal nelabai vartojama yra, jinai tokia yra, jinai tiesiog yra, man atrodo. Ir sakyčiau, gal nereikėtų jos bandyti per prievartą kam nors įkišti arba, nežinau, taikyti kaip kokios kardomosios priemonės. Nesiūlyčiau tikrai, nes galėtų būti ganėtinai žiauru. Bet šiaip gal visai nieko būtų jums skiriama tiek ir tiek valandų su eilėraščiu. Čia priklauso kokių eilėraščių. Gali būti ir bausmė. O kyla tau koksai nors eilėraštis, su kuriuo galvoji, eini parduotuviai, pavyzdžiui, kasdienė situacija. Pamatai, ką nors ir nori įsidėti kišenę ir nesumokėjus. Iš tokio kam nepasitaikė situacija. Bet tave atgraso nuo to, nežinai, kad gali grėsti bausmė su tuo eilėraščiu praleisti ten lygtinai. Ar šauna koks eilėraštis? Nežinau. Aš tai galvočiau, kad kažkodėl atėjo į galvą labai spontaniškai Ginsbergo šauksmas. Ir aš šiaip pagalvojau, kad jeigu man reikėtų labai daug ir labai ilgai būti su ta visa, žodžiu, Howl, tai būtų šalutinis poveikis jo. O tau ar yra? Man atrodo, kad iš tikrųjų kiekvieną eilėraštį tu gali sugadinti, jeigu tu jį paskirsi kaip bausmę žmogui privalomuoju būdu skaityti be perstojo, tai anksčiau ir vėliau ateis tas momentas, kai nesinorės jį žiūrėti. Bet dabar, jeigu rimtai, tai norėčiau sugrįžti, tiksliau nesugrįžti, o įnešti vėl temą, nes abiejose knygose jūsų yra iš pažintinių elementų. Ir man atrodo, ar nekyla jums rašant, ypač po to publikuojantis, ar nebūna tos baimės, kad nes tu iš dalies kaip ir apsinuogini prieš žmonės, kurių nepažįsti. Ir tas apsinuoginimas kartais būna net stipresnis, negu kad tu iš tikrųjų apsinuogini, nes tu parodai savo vidų. Ar jums nebūna pasvarstymų, kad galvojat, gal čia biškį pavojinga? Tai pasvarstai, bet paskui vis tiek parašai tą tekstą. Jo, man irgi labai panašiai. Yra galbūt tas su išpažintiniu visų tuo dalykų tas momentas, kad man atrodo, kad rašant tuos vadinamus išpažintinius tekstus, reikia pereiti tam tikrą momentą, kuomet tavęs negraužia kaltės, gėdos ir baimės jausmas, kaip jį priims visuomenė labai. Nes jeigu tu nepraeinant to momento, tai tiesiog
nu, tas tekstas, aš nežinau, mano atveju ta knyga net nebūtų pasirodžiusi. Tai su išpažintiniais tekstais ta baimė visada yra, bet tuo pačiu aš rašydama suprantu, kad tai nėra kažkokia mano memuarų knyga, tai yra tam tikri žanro klausimai, tai yra grožinis tekstas, tame yra daug mano fikcinės ir poetinės vaizduotės ir nežinau, ta žodis išpažintis, gal tai tiesiog yra patirtis, išpažintis kažkaip, nežinau, man keistai skamba. Aš irgi truputį dar grįžčiau prie to klausimą. Aš irgi manau, kad tas išpažintinės poezijos žanras jis labiau gal nurodo į tam tikrą laiką ir vietą, nežinau, 20 amžiaus antrą pusę, kai tokie tekstai pirmi pasirodė ir jie tikrai buvo šokiruojantis visame kontekste. Bet iš esmės, taip geriau pažiūrėjus, visa poezija, beveik visa poezija yra vienaip ar kitaip asmeniška. Ir jau ta forma, kurią pasirenka autorius, na, jinai vis tiek, net ir būdama asmeniškesnė, kaip Patricija ir minėjo, jinai vis tiek lieka prisodrinta tų fikcinių formų. Ir tada, kaip paminėjot ir visuomenė, dar man atrodo vis tiek, kai ypač Patricijos tekstas yra tam tikrų momentų ir temų, kurias ne galbūt, o ir galima priskirti prie plačiai visuomeniai, turbūt dažnai tai galima kaip apibrėžti kaip tabu. O koks yra jūsų šiaip požiūris, kaip pavyzdžiui rašot tekstus ir jūs labiau norit, kad tie tekstai būtų žmonėms, kurie jaučiasi panašiai kaip jūs ir kad jie pasijaustų ne vieni ir galvotų, aš perskaičiau šitą tekstą ir aš esu ne vienas, kažkas taip pat jaučiasi, ar būna jūsų ir tas momentas, kad kaip tik norite supažindinti daugiau žmonių su būtent tokia emocija, su tokia būsena ir pasakyti, žiūrėkit, yra ir tokių žmonių. Jo, tai aš kažkaip manau, kad mano tikslas buvo turbūt abu tavo paminėti dalykai. Tai yra pirmiausia, kad vienas iš mano tų tikslų, nes aš tiesiog atidaviau duoklę tam, kad aš kai skaičydavau autorius, kai pati jausdavausi galbūt kažkokiose izoliuotose būsenose, tai tie autoriai man buvo tas kažkoks vadinamas kontaktas ir man tie autoriai padėjo ir aš jaučiausi suprasta kažkaip to autorių. Tai galbūt yra tas tikslas, kad tarkim, jeigu žmogus skaitys šitą knygą, galbūt jis galėdamas tapatintis ir atpažinti kažkokius savo patyrimus, jis tiesiog nesijausis toks izoliuotas, nesijausis toks nesuprastas ar kažkoks ten outsideris. Tai jo, tai yra to, bet tuo pačiu aš manau, kad nereikėtų, tas momentas yra su ta tabu. Man atrodo, kad kaip tik reikėtų apie tas tabu temas kalbėti ir apie tai rašyti. Tai nėra, kad aš stengiuosi specialiai save forsuoti ir parašysiu tabu laužantį eilėraštį, nes man taip norisi šiandien. Ne, aš manau, kad tai turi kilti natūraliai ir kad tu apie tai rašytum, tai yra būtina tam, kad aš dabar galvoju, kaip gerai išreikšti, aš manau, kad tai yra būtina tiesiog, kad visuomenė matytų tam tikras problemas, nes vis tiek idėja, visas tekstas ir knyga yra apie kažkokią idėją. Tai negali būti tiesiog kažkokie paskiri tekstai ar tai neturėjimas idėjos. Tai aš manau, kad kažkaip apie tai reikia kalbėti, nes, tarkim, mano atveju galbūt ten yra išryškintos kažkokios psichinės sveikatos ar taip toliau temos. Ir man atrodo labai svarbu, kad apie tai būtų kalbama. Aš mačiau tame kažkokią net prasmę. Man atrodo, kad jeigu autorius bando parodyti ar kalba taip, tarsi jam visiškai nerūpėtų, ar jį kažkas supras, ar perskaitys, ar, nežinau, ar atras kažkokį bendrumą su tekstais, tai jis iš tikrųjų meluoja, nes, kad ir kaip bebūtų, kad ir kaip smagus yra pats rašymo procesas ir malonus, bet jeigu tu tos tekstus publikuoji, tai tu vienaip ar kitaip vis tiek nori, kad jie pasiektų tą auditoriją. Dabar apie konkretų poveikį. Negaliu sakyti, kad aš labai daug mąstau apskritai rašydamas apie tai, kokį tai turės poveikį skaitytojai. Čia daugiau gal ateina būtent dėliojant tos tekstus į knygą ir bandant išsigryninti tą kažkokią koncepciją,
kuris surištų tuos tekstus, kad tai nebūtų vien tekstų kratinys, bet ir turėtų kažkokią, kaip knyga, kažkokią išliekamąją vertę. Tai gerai, antrąją dalį galim užbaigti tekstais, bet prieš užbaigiant tekstus turit atsiminti. Rašykit tai, kas jums svarbu ir negalvokit apie kitus. Bet jau kai norit publikuoti, pagalvokit apie kitus. Truputį. Tai kuris dabar iš jūsų paskaitys? Tamsioji materija. O kas į visą, tai yra sėlinantys įtrūkiai, tūnančios tuštumos, kurių mieliau, valingai ar ne, renkiesi nematyti. Geriausiu atveju mėšlungiškai pildai ertmes, nereikalingais daiktais, pertekliniais darbais, naujomis patirtimis, dar ir dar viena dopamino doze. Užuot išmokęs nardyti po tamsiosios materijos įdubas, lyg mirtus jūrų velnias. Užuot drąsiai leidęsis gilyn ir gilyn, atmerktomis akimis, vis pasišviesdamas kelią. Juodoji skylė, automatinis rašymas. Į mane sminga milijonai mirksinčių akių. Jos išsunkia gyvybę. Lėtai siurbdamos paskutinius syvus, akys užsimerkia ir aš tampu beforme mase, juodąja skyle, fotoaparato negatyvu. Manęs negali užfiksuoti jūsų sukonstruoti detektoriai. Manyje nėra jokios informacijos. Aš esu lyg iškreiptas didinamasis stiklas. Manyje nėra jokios gravitacijos. Aš sutraiškau fizinius kūnus, pašalinu juos iš savo galaktikos, kol jie nustoja kraujuoti, tik tam, kad ir vėl pakartočiau mechaninę seką. Ačiū už tekstus. Dabar įeisim į trečiąją dalį, kadangi ir tekstuose buvo paminėta dalykų, pas tave buvo ir juodoji skylė, ir tamsioji materija, pasaisti ten yra entropijos. Tai dabar truputėlį pakalbėsim apie mokslą poezijoje. Tai pradžiai aš vis dėlto norėčiau pradėti nuo pagrindų. Tai koks yra pirmas termodinamikos dėsnis? Nebus. Nes juodoji skylė ir man atrodo mes turim dar truputį laiko, čia panašiai iki sekmadienio. Tai pradėtume nuo termodinamikos dėsnio pirmojo. Bet iš tikrųjų, jeigu rimtai, tai norėjau paklausti apie jūsų santykius su mokslu ir tuos minimus dalykus. Kaip jie nugula į jūsų poeziją? Tai būna frazės, kurias jūs išgirstate, pavyzdžiui, išgirsti juodoji skylė ir tau jinai tiesiog skamba kaip žodžių junginys, ar yra kažkokie aidai, kuriuos esi girdėjus, kas yra juodoji skylė, ar būna, nežinau, priešingai, tu prieš vartodama ten juodoji skylė ar entropija, jūs bandot įsigilinti ir sužinoti, kas yra šitie terminai, ką jie reiškia ir ten, kad paskui dar YouTube galėtumėt komentarą parašyti, kur kas nors paaiškina, kas juodoji skylė ir sakyti, ne, taip. Tai gal pradėsiu. YouTube komentaro tai gal nerašyčiau. Iš tikrųjų, mano santykis su mokslu yra šiek tiek toks kartais ir konfliktiškas. Aš
mokyklos laikais labai nemėgau tiksliųjų mokslų, bet tuo pačiu vėliau aš to visai susižavėjau. Ta prasme, mano ten fizikos ar kažkokios žinios yra labai bazinės, bet man, tarkim, rašant šį tekstą, aš buvau visai paveikta Hawkingo ir aš daug žiūrėdavau tiesiog dokumentikų, mokslinių, tai yra tos mokslo populiarinimo dokumentikos, kur viskas yra perteikta ganėtinai suprantant, kai tu net ir neturi tos labai kažkokių bazinių žinių. Tai man tai buvo tiesiog labai įdomu visą tą procesą stebėti per savo laptopą, nes man tiesiog tai davė tokį labai kažkokį esminį suvokimą, kas siejasi su mano tolimesniu knygos rašymu, kad visatoje, iš tikrųjų visatos mastu mes esam labai tokie bereikšmiai ir tokie labai menki. Ir man tai atrodė kažkaip įdomu, bet tuo pačiu man buvo tada įdomus visada didysis sprogimas, visas dalykas, aš to visai biškį domėjausi. Tarkim, rašant čia knygoje yra Gavelio ciklas, man buvo, nežinau kažkaip kaip aš tai susiejau, bet šiek tiek susiejau ir su mokslu, ir su šaltuoju karu, ir su anatominiam bombom. Tai mano tas, aš manau, kad tas mokslas kyla tiesiog labai taip baziniam lygmenį, bet tuo pačiu aš manau, kad tai tuo reikėtų domėtis, nes tai yra tiesiog mūsų visuomenėje ir mūsų civilizacijoje, to nereikėtų kažkaip atmesti. Prieš duodamas pasisakyti Aisčiu, aš norėčiau sakyti, kad jau tikrai tu ant tų žmonių nevaryk. Nesame tokie maži, kiek rūšių išnaikinom. Mikroplastikas dar, brolyti, klimato atšilimas. Mes tokie. Jau, žinai, kai žmonės susitinka ir sako, oi, koks mažas pasaulis, ne, mes dideli. Na gerai, įtikinai. Aisčio santykis? Mano santykis su mokslu iš tikrųjų irgi yra labai konfliktiškas ir tas konfliktas tęsiasi jau daug metų, nes dabar studijuoju filosofijos doktorantūrą. Tai taip, tai yra konfliktiškas santykis ir aš bandau išsiaiškinti vis tos santykius, bet kažkaip prailgsta viskas. Nežinau, šiaip jeigu rimtai, tai tas mokslas, jis tikrai žavi, pas mane knygoje irgi yra tokių kosminių elementų šiek tiek ir negali nesižavėti, man atrodo, tokio mastelio dalykais, kurie žmogiškam protui yra sunkiai aprėpiami. Negali nebandyti kažkokių ieškoti, nežinau, paralelių ar pamatuoti ar palyginti tos mastelius, turbūt tai neišvengiamai atsiranda tokie bandymai. Bet apskritai nemanau, kad, kaip čia pasakyti, nemanau, kad skaitydamas kažkokius mokslinius, kaip čia pasakyti teisingai mintį, nemanau, kad mokslas, sakykime, nebūtinai gali būti didžiausias įkvėpimo šaltinis, bet jis kažkuria prasme dažnai pastumėja kelti tam tikrus klausimus, kurių tu niekaip kitaip neiškeltų. Bet man dar tuo pačiu yra įdomus klausimas, nes jūs esate iš skirtingų sričių, vėlgi norėčiau tai akcentuoti. O būna jums, kad, pavyzdžiui, tada skaitant kitų žmonių tekstus, kuomet jūs skaitot ir, nežinau, būna kažkokios nuorodos į filosofiją, arba šiaip į Patricija tavo, kur sakai, domėjaisi ir vienu metu buvai užnėrus ar ten ant didžiojo sprogimo, arba šiaip tam tikri dalykai, kuriuos dar dirbi, studijuoji ir mokaisi. Kaip jums būna, kad jeigu, pavyzdžiui, skaitot eilėraštį, grožinį tekstą, bet tada tos nuorodos būna visiškai prasilenkiančios su kažkokia faktinė informacija, su kažkokiais ir būna tiesiog labai daug netitikimų. Kaip jūs tuomet į tai žiūrite? Aš tai dabar tiesą sakant, ką tik davėjai idėją, kad reikėtų parašyti eilėraštį apie plokščią žemę. Manau, būtų labai linksmas užsiėmimas. Jo, kad aš buvau kažkodėl, kaip Vaistas pasakė apie plokščią žemę, aš irgi įsivaizdavau tokį, kaip pas mane toje knygoje yra ten kartais dialogo struktūra, tai kad, žodžiu, bandai oponentai paaiškinti, kad žemė yra plokščia ir jis niekaip nesupranta. Ir galiausiai atsistoji, gerai, bus plokščia. Tebūnie, ką darysi. Tai jo,
Čia apibūdinai jau neužilgo grėsinčią kūčių vakarienės tematiką su artimiausiais šeimos nariais. Jo, tai bus plokščia žemė, kad Jo. aš galėčiau išeiti čia greičiau. Kaip pas mano vieną bičiulį buvo, sakė, aš valau savo Facebooką, nuo kitų metų su jokiais rasistais ir homofobais nebenoriu bendrauti ir buvo jo mamos komentaras, tai per Kalėdas negrįši. Tai dabar, kadangi vis tiek reikia dar, yra toksai žaidimas. Fuck, marry, kill. Iš karto lengvai keičiant temą. Tai aš pagalvojau, kad būtų labai įdomu, pavyzdžiui, iš jūsų išgirsti. Žinot šitą žaidimą, ar nežinot? Nežinom. Jėga, labai gerai. Šiaip, kai jūs pasakėt, kad nežinot, aš dar atsiminiu vieną dalyką, nes aš galvojau, čia biškai patingėsiu. Ir ChatGPT užklausiau apie jūs abu. Tai ChatGPT dar manęs atsiprašė. Sakė, aš esu atnaujinta paskutinį kartą 22 metais ir aš nežinau šitų rašytojų. Tai čia dar išankstinis toks palinkėjimas prieš baigiant, kad būtumėte rašyti į ChatGPT istoriją. Bet Fuck, marry, kill tai dažniausiai būna, pasako 3 žmonės ir ten turi pasirinkti, su kuriuo nori fuck, su kuriuo marry, su kuriuo kill. Bet kadangi mes esam ne žmonių pristatyme, o knygos pristatyme, man būtų įdomu išgirsti iš jūsų, kurios dalykus jūs pasirinktumėt, jeigu yra eilėraščio metras, eilėraščio rimas ir eilėraščio mintis arba idėja. Tai turit pasakyti, ką norėtumėt marry ir kodėl, ką kill ir kodėl, ir ką jau tiesiog one night stand norėtumėt. Šiaip manau, kad vis tiek forma gali būti įvairi, ar ne, bet aš pats kažkaip labai dažnai vertinu eilėraščius, kuriuose yra idėja ir kuriuose yra bandymas kažką perteikti, kažkokį, nežinau, mąstymo pratimą atlikti. Tai, nežinau, gal daug kas ir nesutiks su manim, bet man atrodo šitą prasme labai įdomu skaityti tokius tekstus, kurie būtent yra apie kažkokį bandymą kažką naujo sužinoti, kažką naujo pažinti, būtent per tą kažkokią netradicinę naują raiškos formą. Tai aš gal rinkčiausi idėją kaip tą santuokinį tokį partnerę, o lengviausiai nužudyčiau turbūt ritmą vis dėlto. Atsiprašau, rimą. Nes yra daugybė puikių tekstų, kur jo nėra ir kur su tuo rimu jie tiesiog atrodytų komiškai. Ir tada su metru? Su metru tada taip paflirtuot galima, iš tikrųjų. Patricija. Jo, tai čia yra labai smagu, kad aš beveik 100% aš jums tariu. Kad jo, man svarbiausia yra idėja ir konceptualumas, tai čia tikrai aš tai veščiau ir laimingai. Kalbant apie rimą, man atrodo visada žavu yra rimas, bet tik tuomet, kada tas rimuotas tekstas bent jau turi kažkokią prasmę. Nes kartais pasitaiko tekstų, kurie tiesiog yra surimuoti, bent tik šie vaikam įdėlištukai. O kalbant apie, kas ten arbometras? Jo, tai aš pasirinkčiau tą paskutinį momentą, ten buvo... Jo, tas. jo, tai tas momentas. Nes, nežinau, man yra svarbiausia idėja ir jos išpildymas. Ir kalbant apie visą tą struktūrinį elementą, man yra labai įdomu irgi kelti kažkokius naujus klausimus, kelti savo naują iššūkį ir kaip tik, jeigu aš turiu tam tikrą eilėraštį, tada bandyti dar kažką naujo ir kažkaip eksperimentuoti ir plėsti tą naratyvą. Ir tada dar, jeigu turėsite kas klausimų iš auditorijos, bus galima paklausti. Dar prieš paprašydamas jūsų paskaityti po tekstą, norėjau paklausti vieno svarbaus dalyko, vėlgi, kai jūs rašote tekstus. Jums labiau tekstų rašymas siejasi su
darbu, kad, pavyzdžiui, nežinau, užsibrėžia tam tikrus deadline'us, ar būna, kad reikia parašyti, ar labiau būna su tokia tam tikra prasme galbūt saviterapija. Ir jeigu būna saviterapija, man įdomu, kuomet jūs patiriat tą, kada būna maloniausias etapas, kai jūs staiga sugalvojate tą idėją, ar rašymo procesas įdomiausias ir žaidimas, ar pats pabaigimo procesas, kuomet jau parašai paskutinę raidę, suredaguoji ir galvoji, va, faina. Tai aš sakyčiau, kad tai tikriausiai nėra nei darbas, nei terapija, bent jau pradžioje pirmiausia tai yra malonumas didelis. Ir maloniausias yra, aišku, pirminės idėjos momentas, kai tau ateina kažkokia eilutė ar mintis ar keli žodžiai, nuo kurių tu gali atsispirti ir plėtoti ir rašyti toliau. Ir aišku, pats rašymo procesas yra be galo malonus, kai tu tiesiog atsisėdi ir pasineri tą tekstą ir esi su juo ir negalvoji apie tai, ką tau reikės vakarienį pasidaryti, bet tiesiog esi tame procese rašymo. O paskutiniai kiti procesai jau yra redagavimas, tekstų tobulinimas, kai tu grįžti prie jų, žiūri, peržiūri. Tai be abejo jau yra labiau darbas, bet jis yra lygiai taip pat reikalingas, kad tas galutinis rezultatas įstengiantų tiek tave patį, tiek būtų nesarmata ir kitiem parodyti. Man turbūt pats mėgstamiausias pado momentas, tai yra idėjos momentas, idėjos pagavimas, kažkoks stebėjimas, reflektavimas ir tada toks, aha, jo, čia galiu parašyti apie tai. Tada mano atveju paprastai, mano atveju aš labai daug redaguoju ir labai daug perrašinėju tą patį tekstą. Ir kartais tas visas procesas būna toks ir alinantis ir netgi pamiršti tą kažkokį malonumo aspektą labai tokį stiprų. Bet man atrodo, kad rašant, išsikristalizuoja tas tekstas ir kai jau jis pradeda kažkokį turėti stipresnį pamatą, bet tada man irgi prasideda vėl tas malonumo momentas, kada aš jau turiu kažkokį pamatą ir galiu kažkaip jį lipdyti ar toliau plėtoti. Kalbant apie pabaigą, tai man su pabaiga yra toks kaip momentas maždaug, ačiū Dievui. Ir su pabaiga aš paprastai labai jaučiu intuityviai. Aš tiesiog žinau, kad pabaigiau. Ir tai paprastai būna grinai toks intuityvus momentas, viskas. Aš daugiau jau neturiu prieš tą tekstą sėdėti. Bet tuo pačiu, iš savo perspektyvos, aš galiu pasakyti, kad man atrodo, kad rašymui reikia disciplinos. Tam reikia daug disciplinos ir tam reikia labai daug sėdėti prie tų tekstų, tvarkyti juos, žiūrėti. Ir tai ne visada yra vien tik tai kažkoks ten aukštosios būsenos, euforijos ir ten kažkoks ten svaigimas ir malonumas. Aš kažkaip žiūriu tai, kad tai tiesiog yra ilgas ir kartais net kankinantis procesas. Kuris, man atrodo, labai dažnai būna, kai pradedi kokiu instrumentu grot, turi labai ilgai grot, tam ir pradžiai zulinti, įsitempęs, kad paskui galėtum vaidinti, koks aš esu atsipalaidavęs. Tai tas pats ir su tekstų rašymais, turbūt reikia labai daug prastų tekstų parašyti ir tokių labai prastų tekstų, kad galėtum kažką padaraus parašyti. Tik labai svarbu, kad kai kuriuos prastus tekstus reikia, pavadinimus gal nesakysiu, bet tiesiog kai kuriuos prastus tekstus kartais reikia sunaikinti, jeigu prieš mirtį, kad tada draugai nesugalvotų išleisti. Bet kaip Kafkos Maksas Brodo padarė, išleido. Gal autorius kartais yra baisiai savikritiškas? Aš nesakysiu. Nes šauna viena lietuviška knyga, išleista po mirties, ten yra erotiniai eilėraščiai ir man atrodo, žmogus ten tiesiog džiazavo ir tokią apšilimą darydavo ir tada tiesiog kažkas išleido. Tai gerai, po dar vieną tekstą ir jeigu ką, gal bus dar klausimų. Q&A. Klausit, kaip laikausi. Atsakau, būna stveriuosi už galvos, bet jei atvirai, viskas kiek primena normalumą. Klausi, kas yra normalumas? Atsakau, tokia būsena, kai nėra gerai,
bet dar gebu įžvelgti grožį. Klausi, kas yra grožis? Atsakau, pakanka žvilgtelti į tave akies krašteliu ir suprantu, kaip ilgai nė velnio nesupratau. Eskapizmas. Turėjau pamiršti šį periodą. Turėjau suimti save į rankas. Nesu Arturas Rimbaud. Mano Afrika 4 sienos. Mano Afrika nenumarinamas alkis, pilietinis karas, skerdžiamų galvijų kraujas, hutai ir tutsiai. Mano Afrika kulka nužudžiusi Malcolmą X. Mano Afrika pralaimėjimas ir užkeikimas. Mano Afrika juoda lyg degutas. Vienintelis prieglobstis. Aš vaikštau 4, esu savo genties vadas. Ačiū. Tai gal dar turite kokį greitą klausimą? Turėtumėt lygiai 30 sekundžių paklausti ir jūs po 15 sekundžių atsakyti. Klausimų nėra, vadinasi yra daug minčių, tai jeigu ką, čia buvo 2 knygų pristatymas ir tikėkime, kad bus kitais metais 3 knygų pristatymas. Ačiū Aisčiai, ačiū Patricijai.